Labukas. Pristatau verslo ir uždarbio galimybę su kompanija Livion. Kviečiu į verslą, kuris priklausys tik nuo jūsų tikslų ir įdėtų pastangų. Ir jokia čia sėkmė nepadės, nes tai sunkus darbas. Esu Zita Zinkevičienė. Iš karto pradedu su savo kredo nieko nėra neįmanoma. Man dar tik 51 ir viskas prieš akį. Todėl išmok tai, ko nemoki, visada pats laikas. Svarbiausia noras, o noro tikrai aš turiu. Visada, kaip ir samdomam darbe sakydavo, nepakeičiamų nėra, taip ir čia. Jei ko nepadarysiu aš, padarys kiti. Jei ko nepasieksiu aš, pasieks kiti. Livion kompanijoje esu nuo 2022 metų spalio mėnesio. Su tinkliniu marketingu susipažinau nuo 2011 metų. Tinklinio marketingo dėka atradau daugybę galimybių. Jau 2011 metais supratau, kad galiu dirbti ne tik samdomam darbe, kad yra ir kitokių uždarbio galimybių. Patinka kelionės ir jau keliavau į Maskvą, Estiją, Švediją, Gran Canariją, Latviją, Varšuvą, Gdanską, Prancūziją ir tai tik pradžia. Su Livion turiu tikslą apmokyti užsidirbti su tinkliniu marketingu kuo daugiau žmonių. Ir manęs visai neišgąsdino, kad aš atėjus buvau vyresnė, kad nieko nežinojau ir kad tai yra Lenkų kompanija, nes kažkodėl daug kas sako, Lenkų kompanija? O aš sakau, na ir kas, svarbu kokybiški produktai. Juk lašinių mėsos tai visi į Lenkiją važiuojam. Man svarbiausia, ką aš šioje kompanijoje gaunu. O gaunu tai produktus aukštos kokybės, dėl ko ir atėjau. Labai gerą marketingo planą, apie tai šiek tiek papasakosiu, kad tai tarptautinė kompanija ir kad galiu dirbti visur neišeinant iš namų, kad labai paprastos yra registracijos tarptautiniu mastu dirbant. Daug bonusų, prie jų mes taip pat prieisime. Ir aišku, daug fainų lyderių žmonių, su kuriais visada smagu susitikti, malonu bendrauti. Ir kas man labiausiai įstrigo, kad kompanijos įkūrėjai su mumis susitinka gyvai jau ne pirmą kartą. To, ko tikrai ankstesnėse kompanijose, kuriuose buvau, tikrai to nebuvo. Ir kam skirtas šis verslas? O šis verslas skirtas visiems, kas turi didelių ambicijų, mėgsta svajoti, siekia savo svajones įgyvendinti, todėl net ir turėdami žmonės darbą ar savo tradicinį verslą vis tiek visada ieško papildomų pajamų šaltinio, o suradę papildomą pajamų šaltinį vertina savo finansinį saugumą. Ir įdeda vis daugiau pastangų, nes nori pakeisti savo gyvenimą ar bent jau turėti planą B. Nes nori gyventi be apribojimų, nes nori daugiau laiko leisti su šeima, su draugais, nes nori keliauti, palepinti save. Ir supratau, kad Livion visiems atveria didžiulės galimybės, tik reikia išdrįsti ir jomis pasinaudoti. Daugybė priežasčių, kodėl aš pasirinkau ir dirbu su šia kompanija, nes čia yra aukštos kokybės produktai. Man nereikia kvalifikacijų, nereikia, kad būčiau baigus kažkokius aukštus mokslus, čia yra pozityvi aplinka, daug bendraminčių. Man patinka lanksčios darbo valandos, patinka, kad galiu pasirinkti ir prisijungti su nemokama registracija. Ir tą ir padariau. Ir kad čia yra neribotos uždarbio galimybės. Viskas tik priklauso nuo mūsų pačių. Ir man asmeniškai patinka, kad tai darbas iš namų, telefonu ar kompiuteriu. Man nereikia eiti į samdomą darbą, dirbti kitiems. Čia turiu galimybę dalyvauti mokymuose. Darbui gaunu pagalbą ir gerą sistemą. Galiu užsiimti saviugdą, kuri man suteikė pasitikėjimo savimi. Aišku, turiu galimybę kurti pakankamai savo solidžias pajamas. Kasdien vis atrandu naujų galimybių, kaip įdarbinti socialinę mediją, kaip ją monetizuoti. Čia man nereikia įdarbinti darbuotojų, nereikia turėti sandėlių, samdyti buhalterių ir taip toliau. Atsidarant individualią veiklą, pirmais metais galima pasinaudoti mokesčių lengvata. Dabar tą visiems galiu pasakyti, nes kai aš prisijungiu, tokios galimybės neturėjau. Man apie tai ankstesnėse kompanijose niekas nepasakė, kad yra kažkokios lengvatos. Ir aišku, tinklinėme marketinge supratau svarbų dalyką. Tai pagalba kitiems. Kuo daugiau žmonių aš padedu pasiekti, ko jie nori, tuo greičiau aš pasiekiu viską, ko aš noriu. Taip pat yra galimybės kurti verslą visai šeimai. Dirbti kartu. Ir kas labai svarbu, aš galiu padėti visiems, nesvarbu kokio amžiaus esi, nesvarbu kokios lyties esi, nesvarbu kokios tautybės esi, kokio tikėjimo, lygios galimybės visiems. Tai yra tarptautinis verslas su daugybė bonusų. Tai automobiliai, būstai, kelionės, ekstra komisiniai, įvairios skatinimo programos. Ir tai, ką aš išmokstu šiandien, tai įgūdžiai visam gyvenimui. Ir tai, kad visą tai sukuriu kažką savo, kurį gali paveldėti mano artimieji, nes tai paveldimas verslas.
Tinklinis marketingas su elektroninė parduotuve. Tai nėra samdomas darbas, kaip daugas ateinančių žmonių galvoja. Kai mes aktyviai ieškome žmonių į komandą, siūlome papildomą uždarbio galimybę, kviečiame dirbti, žmonės galvoja, kad tai samdomas darbas. Ir visada būna klausimas, kiek man už tai mokės. Dar vis dauguma tikisi, kad šiais laikais darbe, kaip ir samdomuose darbuose, pasirūpins kas jais, kad kažkas už juos sumokės mokesčius, todėl dažnai klausia, o kokios socialinės šio darbo garantijos? Turėtumėt suprasti, kad tai yra verslo galimybė savo, o bet kokį verslą kurdami savo, dirbi savo ir niekas tavęs neįdarbina. Ir visomis socialinėmis garantijomis pasirūpini pats. Aišku, sudėtinga, suprantama, kad daug ko nesupranti, todėl ir esame mes, kurie galim suteikti tą informaciją, kaip ir pradžioje minėjau, bet tiesiog mūsų tikslas yra išmokyti, pakviestų žmonės išmokyti visų subtilybių, ką patys esame išmokę. Nes tai yra tinklinio marketingo verslas. Nes šis verslas galima dirbti su individualia veikla. Niekas čia neįdarbina. Niekas jokių darbo sutarčių nesudaro. Nes nėra jokio viršininko. Tinklinio marketingo darbas be privalomų viršvalandžių. Dirbti tada, kada tau patogu gali. Tada, kada tu nori. Bet turi suprasti, kad dirbti savo, jei daugiau simuliuosi, dirbdamas savo, jeigu daugiau simuliuosi, rezultato neturėsi. Šis tinklinio marketingo verslas be uždarbio lubų. Tai neribotos uždarbio galimybės. Tu gali uždirbti tiek, kiek nori ir aišku, tiek, kiek esi vertas. Aišku, sakysit visi, mes esam verti kažko. Ta žodis vertas gali išgąsdinti. Negi aš verta mažiau. Ne, mes tikrai visi verti paties geriausio. Tačiau viskas priklauso tik nuo mūsų pačių, nuo mūsų ambicijų. Ant kiek mes esame alkani kitokio gyvenimo. Čia nėra darbo grafikų, todėl laiką planuojasi pats. Dirbi, kada gali, kur nori, kur tau patogu, svarbu, kad būtų internetas ir noras dirbti su žmonėmis. Svarbu pačiam prisiversti daryti tinkamus veiksmus, nes čia niekas nepasakys, kad tu atėjai ir turi dirbti. Šis verslas be rizikos ir investicijų. Be rizikos tai reiškia, kad jūs niekuo nerizikuojate. Nei sveikata, nei savo šeimos finansais, nei savo asmeniniais finansais. Šios kompanijos produktai tai tie produktai, kurie reikalingi mūsų kasdieniam naudojimui. Belieka tik pakeis apsipirkimo įprotį. Tiek savo gerai sveikatai būsenai palaikyti, perkant produktus. Suprantame, mes pirkome ir perkame daugybę produktų kažkur kitur, bet už tai mums niekas nemoka. O dirbant tinklinio marketingo kompanijoje ir pačiam išbandant produktus, juos belieka tik rekomenduoti draugams, pažįstamiems ar artimiesiems, padedant prisijungti prie elektroninės parduotuvės, rodant verslo galimybės, parodant uždarbio galimybės. Galbūt ne visi norės verslą kurti, galbūt bus žmonės, kurie tik norės papildomai užsidirbti prie savo esamo darbo. Už tai, kad mes kuriam vartotojų tinklą, kuriame apyvartą, kompanija už tai sumoka kiekvieną mėnesį pagal marketingo planą. Apie tai šiek tiek vėliau. Ir aišku, tai gali padaryti ir tu, jei tik tai panorėsi. Suprantama, ne visi nori išgyvenimo daug ir ne visi nori kurti verslą, nes visi dirba, ne visi vienodų tempų dirba. Todėl vieniems greičiau tai pavyksta pasiekti norimą rezultatą, kitiems tam reikia daugiau laiko. Yra daugybė žmonių labai gerų pardavėjų, kurie čia ir dabar greitai uždirba gerus pinigus. Ir tai yra sveikintina. Visų šitų dalykų vėlgi galima išmokti. Nesi geras pardavėjas, bet galbūt tu niekad nebandai parduoti, o pabandytum, gal tau visai gerai sektųsi. Nes kai kurie žmonės puikiai tai sugeba iš pirmo karto. Šioje kompanijoje yra neriboti pasirinkimai, kaip dirbti. Jei taip lyginant mūsų darbą tinklinio marketingo su samdomu darbu, tai iš savo patirties galiu pasakyti tiek. Dirbau pakankamai daug samdomų darbų ir visada pradžioje atrodydavo, kad va, šis darbas tai jau tas darbas, kuris man labai patinka. Žinai, kad reikia eiti į darbą nuo 8 ryto ir dirbti iki 17 valandos ar kartais ir ilgiau. Žinai, kad ateis 10 diena ir gausi atlyginimą, kad išeisi atostogų ir gausi atostoginius. Bet kai visą tai gauni, kažkaip laiko poilsiui ir nelieka. Neturėjau nei kelionių, nei save palepindavau. Gal per daug pavargus buvau, tai tik norėjusi namuose pabūti. O į darbą po atostogų grįžti visai nesinorėdavo. Taip būdavo ir po išeiginių. Visiškai nesinorėdavo į darbą grįžti. Tai vis dažniau pamastydavo apie tai, kad noriu kažką keisti. Tik nežinau, nuo ko pradėti. Vis padirbus kurį laiką naujam darbe atsirasdavo kažkokia rutina,
Viršininkai visada nepatenkinti, reikalavimai su įsakymais dirbti viršvalandžius, darbdavių nesiskaitimas su manimi, su kitais paprastais darbuotojais ir pamažu pradeda atsirasti noras viską atrenkti ir vėl ieškoti kito darbo. Tikiu, kad yra darbų, kur ir kitokie darbdaviai, kitokie reikalavimai, bet man asmeniškai tikriausiai čia nepasisekė. Ir kai stipriai viskas susikaupė, pradėjau domėtis, kas tai yra tinklinis marketingas. Užsiregistravau į vieną kompaniją ir pradėjau dalyvauti įvairiuose mokymuose. Važiuodavau po darbo valandų, šeštadieniais į mokymus, kad daugiau sužinočiau ir kuo greičiau, kad sužinočiau, nes jau norėjosi viską mest samdomo darbe ir pradės kuo greičiau dirbti su tinkliniu marketingu. Tik tada supratau, kad taip, kaip dirbau samdomam darbe, jau nebenoriu. Kurį laiką dar dirbau ir mokiausi naujų dalykų susijusių su tinkliniu marketingu, bet praėjus daugiau nei pusei metų drastiškai mečiau samdomą darbą ir pradėjau dirbti tik su individualia veikla. Niekam taip nesiūlau pasielgti, nes pradžioj pajamos buvo dar nedidelės, tai mano tokia patirtis ir aš tiesiog ją dalinuosi. Ir dar kartą sakau, kad tik nedarykite taip, kaip aš padariau, nes šis kelias yra nelengvas, kai aš drastiškai mečiau samdomą darbą. Tik kaip tinklinio marketingo pajamos bus didesnės nei samdomo, arba bent jau galėsite išgyventi iš tokių pajamų, kuris gausite iš tinklinio marketingo, tada verta pagalvoti apie samdomo darbo metimą. Bet vėlgi, pagalvojus, mes turim kažką paaukoti, norint kažką gauti. Tai gerai viską reikia apgalvoti. Arba kai turi daug idėjų, kaip užsidirbti papildomai. Tarkim, dar prie tinklinio marketingo, dirbant kitus papildomus darbus. Aš savo patirtim dalinuosi, aš tiesiog susikūriau papildomų kitų veiklų, kurios mano visos darbo dienos neatima. Tai galbūt galima atsisakyti ir samdomo tada darbo, kuris atima visą darbo dieną. Nebent jūs kaip ir aš susikursite tą individualią veiklą ir su papildomais darbais. Vat tada, aišku, galima pagalvoti apie tai. Tada turėsite daug daugiau laisvo laiko darbui savo su tinkliniu marketingu. Tradiciniai verslai yra verslai nuo nulio, kur žmonės gali patys susikurti kažkokį produktą ar paslaugą, bet kai tai įvyktų, tam reikalingi dideli pinigai. Todėl daugybė verslų sukūrėmi paėmus didžiulės paskolas. Bet tokie verslai yra didžiulės rizikos, nes gal produktas ar paslauga nepasiteisins. Aišku, pagarba tokiems žmonėms, kurie ryžtasi tokiam verslui, kur reikia susikurti savo produktą, susirasti patalpas, įdarbinti žmonės, rūpintis darbuotojų algomis, o tam reikalingi dar ir kiti specialistai, tai buhalteris, apskaitininkai, daugybė kitų darbuotojų. Norint, kad verslas eitųsi puikiai, reikia būti labai atsakingiems už visus mokesčius, elektrą, vandenį ir taip toliau. Ir aišku, prieš žmogų, prieš savo įdarbintą žmogų tu turi būti atsakingas. Tai yra labai sunkus, atsakingas darbas. Galbūt lyginant su tinkliniu marketingu, tradicinis verslas dar netgi ir sudėtingesnis ir sunkesnis. Tai didžiulė atsakomybė prieš save, savo šeimą ir savo samdomus žmonės. Va tuo ir skiriasi Livion verslas nuo tradicinio verslo. Čia mes pradedame be jokios investicijos ir be jokios rizikos. Nereikia tam jokių patalpų, nereikia papildomų darbuotojų. Ir prisijungę šiam verslo jūs nieko neįsipareigojate, nebent tik pačiam savo. Tuo ir skiriasi šie verslai. Aišku, jeigu pasiskelbi, kad tu dirbi su tinkliniu marketingu ir po pusės mėnesio ar po mėnesio viską meti, nu tai tik, kaip sakau, prieš savo artimus žmonės tau galbūt gėda bus, kad tu taip greitai nuleidai rankas. Dar yra ir kitokių verslų. Tai perkamas verslas. Kai verslas jau yra pastatytas, kai yra produktas, paslaugos, patalpos, darbuotojai. Tiesiog ankstesnis savininkas galbūt nusprendžia, kad jam jau nebereikia šio verslo, nes gal nebėra jis toks pelningas. Ir tiesiog tokį verslą parduoda. Tokių verslų taip pat yra daugybė. Ir aišku, tas žmogus, kuris nori tą verslą perimti, nupirkti, turi turėti pakankamai pinigų, kad jį nupirktų. Tai vėl turi turėti arba didžiulės santaupas, arba imti paskolą. Daug yra tokių atvejų, kur užstato savo namus, paima paskolą ir tada pradeda verslą tokiu būdu, arba nusiperka verslą. O gal reikia turėti turtingą dėdę ar tetą, kurie pagelbės. Paskolins pinigų, nuperkant tą verslą, bet čia yra didžiulė rizika. Nes neaišku, ar tą verslą sugebėsi valdyti ir ar tas verslas nežlugs. O ką galima gauti prisijungus prie Livion kompanijos? Jūs gaunate visiškai paruoštą verslo modelį, be jokios rizikos, be jokios investicijos, kur nereikia panaudoti šeimos santaupų, kur nereikia paimti paskolų lizingų. Jūs tiesiog prisiregistruojate ir prisijungiate į savo elektroninę parduotuvę.
Ir viskas jūsų rankose. Kokį darbo modelį naudosite, tai taip ir uždirbsite pinigus. Tokį rezultatą ir turėsite. Ir tam tik jums reikia turėti telefoną arba kompiuterį su internetu. O jūs iš kompanijos gaunate nemokamą registraciją prie elektroninės parduotuvės pagal poreikį. Įsigyjate startinį paketą, jeigu norite. Tai įrankis darbui. Gaunate jau sukurtus ekologiškus, natūralius, sertifikuotus, notifikuotus produktus. Iš karto turite 30% nuolaidą visiems produktams. Verslo kūrimui turite jau paruoštą sistemą komandos kūrimui. Labai gerą marketingo planą, o už įvykdytas sąlygas kvalifikacijas gaunate. Bonusus už pasiekimus, premijas, keliones, automobilius, būstus. Dalyvaujate įvairiose kompanijos akcijose. Taip pat turite galimybę dalyvauti motyvaciniuose konkursuose. Galime patys planuotis darbo laiką. Gauname paruoštus mokymus ir linksmoji dalis seminarai, vakarėliai, piknikai, šiaip smagų susijimai, kelionės. Ir aišku, augančios pajamos kas mėnesį nuo mūsų įdėtų pastangų. Ir ši elektroninė parduotuvė dirba 24 valandas per parą. Mums nereikia rūpintis darbuotojų algomis. Kai tik pradedame statyti savo komandą, struktūrą, mes mokame savo komandos nariams, ne mes mokame savo komandos nariams atlyginimą, bet moka kompanija pagal marketingo planą, pagal kiekvieno pasiektus rezultatus. Tai įsivaizduojate, kaip tai yra tobula. Produkto kurti nereikia, patalpų nuomotis ar pirkti nereikia, nes tiesiog namuose ar iš ten, kur esame, galime dirbti patogiai, auginant vaikus, prižiūrint senelius, nori važiuoji į kavinę, nori važiuoji prie ežero su savo kompiuteriu ar tik telefonu, o kai verslas tampa hobiu, tau nesvarbu, kur tu bebūtum, visada atliksi veiksmus susijusius su savo verslu, su malonumu atliksi. Tada tiesiog to laiko tu nežiūri, nei kur, nei kiek dirbi, svarbu rezultatas. Na ir kokios kokybės produktus mums siūlo Livion kompanija. O mums siūlo kompanija be gliuteno, netestuojamų su gyvūnais, biologiškai suyrančius, natūralios sudėties be pesticidų, notifikuotus maisto papildus. Ir tai turime viską vienoje elektroninėje parduotuvėje, auginant vaikus, prižiūrint senelius. Turint kitus darbus, užsiimant namų ruoša, kada turime nedaug laisvo laiko. Tai vaikščioti po parduotuvės labai nepatogu būna. Todėl galime tiesiog prisėsti prie kompiuterio ar paimti savo telefoną į rankas ir viską, ko reikia nusipirkti vienu prisėdimu. Ir tai yra greitas apsipirkimas, o savo brangų laiką galime skirti šeimai ar kitiems užsiėmimams. Pagaliau kompanijoje turime naują produktų kategoriją, tai kvapieji difuzoriai, dar kitaip vadinami namų kvapai su lazdelėmis. Turime net 3 kvapų pasirinkimą. O kompanija garantuoja, kad produktus nusipirksite labai kokybiškus ir tam turime patvirtinančius sertifikatus. Mes šią kompaniją pasitikime, produktų tikime, naudojame, todėl ši kompanija sparčiai auga, verslas plečiasi. Ką galime nuveikti su Livion kompanija? Tai žinoma, pirmiausiai tai galime protingai sutaupyti kaip vartotojai. Daug žmonių jungiasi dėl Livion produkcijos, kadangi jau 3 metai kompanija Lietuvoje. Ir daug žmonių jau yra išbandę produktus, todėl turime daug gerų atsiliepimų apie jų veiksmingumą, apie jų kokybę, apie kainos santykį. Tai ir jūs tiesiog galite tapti vartotoju, dalyvauti akcijose, atsidarius elektroninę parduotuvę, jūs iš karto gaunate 30% nuolaidą, o per akcijas nuolaidos gali siekti net iki 50%, nes gauname papildomą 20% arba 25% nuolaidą. Žinoma, ir galite turėti visą parą veikiančią parduotuvę su pristatymu produktų į namus. Antra, jūs galite tapti konsultantų pardavėjų. Yra daugybė žmonių puikiausi pardavėjai konsultantai. Jiems patinka uždirbti greitus pinigus. Tai vadinasi, pardaviau produktą, uždirbau 30%, o gal net ir 50% ant kai kurių produktų. Ir tai jai yra paskelbta kažkokia kompanijos akcija. Ir žmonės bendrauja, parduoda, jie tampa konsultantais, pardavėjais. Ir tai nieko keista, nes pilna žmonių esančių konsultantais, pardavėjais ne tik tinklinio marketingo parduotuvėse, bet ir tradicinėse parduotuvėse ar turguose. Tik skirtumas tame, kad dirbate savo tiek, kiek norite. Tai galime padaryti esant namuose, nes esame pardavėjai, konsultantai ir dirbame iš namų. Ir trečias būdas, ką jūs dar galite padaryti su Livion kompanija.
ogi tapti komandos vadovų lyderiu. Aš pati asmeniškai esu Livion kompanijos produktų vartotoja, esu pardavėja, kuriu verslą, statau savo komandą, ieškau žmonių, kurie norėtų prisijungti, pirkti, pardavinėti ar kurti verslą, kurie norėtų vartoti produktus, kurie norėtų rekomenduoti, o gal statyti savo komandas. Ir aišku, aš jiems padedu tai padaryti, nes čia mes galime pasirinkti. Aš ir pasirinkau. Aš pasirinkau tiesiog padėti žmonėms uždirbti didelės pajamas. Tik tai jums patiems reikia pagalvoti apie tai ir panorėti. Tai štai tokie 3 būdai, kuriais galima naudotis. Kuris būdas jums priimtiniausias, tai tą būdą ir renkatės. O atėjus laiku, gal ir jūs, kaip ir aš, pasinaudosite visais 3 būdais. Nieko nekainuoja. Kodėl žmonės išsigąsta ir nustoja kurti šį verslą? Aš ir pati su daug susidūrų situacijų esu, kartais taip nutinka dėl daugybės dalykų. Mano nuomonė dar ir todėl, kad šis tinklinio marketingo verslas neįpareigojantis, be rizikos ir be investicijos. Kaip ateini, taip išeini, todėl daug žmonių į tai neatsakingai žiūri. Nesugebėjimas pasiskaičiuoti, kokia iš to nauda, tikslų neturėjimas. Žinoma, kad yra informacijos trūkumas, nes kaip ir visur yra reklama ir yra antireklama. Antireklama, kai žmonės anksčiau bandė dirbti panašioje srityje su tinklinio marketingo kompanijomis, mažai įdėdavo pastangų ir pradėdavo skleisti neteisingą informaciją, tarsi tik aukščiau esantys uždirba, o tie, kas ateina vėliau, jau nieko neuždirba. O dar yra ir negatyvių žmonių, kurie visko nepatenkinti, visada ieško prie ko prikibti, kurie turi lakę fantaziją ir patys to nebandė, skleidžia informaciją, kad tai piramidė, kad tai sekta, kad mes visi viską prarasime, kad mūsų šis verslas žlugs, kad mus apgaus. Ir dažniausiai silpnesni žmonės patiki tokiais skleidžiamais gandais. Tokius žmonės kitaip ir nepavadinsi, tik sofutės ekspertais, kurie nieko gyvenime su verslu nebandė, skleidžia melagingus gandus. Tokie žmonės yra pilni pavydo, kritikuoja visus iš eilės ir ne tik mūsų esančius tinklinėme marketinge, tiesiog jie taip gyvena. Tokius žmonės reikėtų apeiti ir mažiau klausyti šių propagandų, o dar geriau blokuoti, nes tik dirbame su socialiniais tinklais ir tokią galimybę turime. Nors Livion kompanija jau daugiau kaip 3 metai Lietuvoje, bet dar niekas nieko neprarado ir neliko apgautas. Ir ne tik su šia kompanija tokios apkalbos vyksta. Tiesiog reikėtų bendrauti ir klausti tų žmonių, kurie jau yra prisijungę prie Livion kompanijos ar prie kokios kitos kompanijos, kuri turi kitokios patirties ir jau iš to uždirba. Dar labai dažnai yra netinkamas artimųjų palaikymas. Artimieji nieko blogo nenorėdami tiesiog bando jūs apsaugoti, nes nenori, kad jūs kas įskaudintų, kad jūs nusiviltumėte. Ir pradeda sakyti, kam jums šito reikia, ieškok normalaus darbo. Jei tu turi darbą, tai tau sako, tugi turi darbą, dirbk ir nieko neieškok, nes liksi apgauta, nes nei grafiko čia nėra, nei pensijos gausi, nes nesuprasi, ką daryti, nemokėsi ir tai ne tau. Todėl, jei manot, kad gali būti visi priešiškai nusiteikę, tiesiog mandagiai paprašykite jų nesikišti, pasakykite jiems, kad turėtų kantrybės ir palauktų, juk tai tiesiog paprasta elektroninė parduotuvė. Jeigu jūs tik prisijungiate dėl produkto, kad nuolaidą turėt, tai vėlgi iš viso tada artimiesiems net nėra ko kištis, čia tas pats kaip bet kokia kita elektroninė parduotuvė, kurioje tu apsiperki. Aišku, jeigu darbo galimybę pasirinkote ir norite dirbti ir užsidirbti, tada šitas variantas ir šitas pasiūlymas artimiesiems tikrai labai tada tinka. Dar galima savo artimuosius palepinti produktais pagal savo galimybės. Kas žino, gal taps jūsų pastovūs klientai ir aišku, stengtis išmokti kuo greičiau dirbti, kuo greičiau išmokti naujų dalykų, kad pirmiausiai įrodytumėt patys savo, kad tai įmanoma. Juk artimieji jūs nori tik apsaugoti. Dar yra tokių, kurie sako, nu va, kai jau tau pavyks, tada ir aš prisijungsiu. Tai dažniausiai tokie žmonės niekada neprisijungia. Tik stebi ir tokiems žmonėms nereikia nieko įrodinėti, tegul stebi ir laukia. Šitam verslė svarbu ne kiekybė, bet kokybė. Geriau tokių žmonių užregistruoti mažiau, bet aktyvių, kurie supranta, kad ši sistema veikia. Negalvokite, kad čia nereikės dirbti, o pinigai kris iš dangaus. Čia reikia daug dirbti, norint turėti rezultatą. Ir reikia storą odą užsiauginti. Bet viskas čia bus su laiku. Tinklinio marketingo kompanijos pasauliu jau parodė, kad tai ateities verslas, kad net ir per sunkiausias krizes, kai buvo uždarytas visas pasaulis, elektroninės parduotuvės ir toliau veikė. Žmonės pasistatė verslus su tinkliniu marketingo kompanija,
Žmonės dirba, keičiasi požiūris, keičiasi nuomonės, vis daugiau žmonių patiki, supranta ir išnaudoja šio verslo galimybės. Tai va, turime labai gerus produktus ir kad juos galėtume pirkti, mums reikia užsiregistruoti elektroninę parduotuvę. Tam turime nemokamą registraciją visoje Lietuvoje. Latvijoje, Estijoje yra nemokama registracija elektroninėje parduotuvėje. Kitose šalyse yra startinis paketas arba galimybė pirkti iš karto už tam tikrą sumą. Produktus pasirenkant. Kai perkame produktus, kiekvienas produktas turi taškų kiekį. Tie taškai kaupiasi kiekvieną mėnesį, kai perki, tie taškai kaupiasi, o kai registruoja naujus pirkėjus, verslo partnerius, kuri komanda, taškai nuo pardavimų taip pat kaupiasi. Ir trumpai apie tuos taškus, kurie suteikia galimybę užsidirbti pagal marketingo planą. Livion kompanijoje vienas taškas lygus 0,25 euro cento. Ir kai susikaupia taškai, susidaro tam tikras procentas. Neišsiplėsiu ir kaip pavyzdį pateiksiu 7 procentą, matote lentelėje. Pavyzdys, jeigu 16 pakviestų naujų klientų, tame tarpe jūs patys, ir verslo partneriai nuperka bent po vieną, kaip pavyzdį, maisto papildą detoks. Taškų kiekis gaunasi 1056 taškai. O pagal kompanijos marketingo planą pasiekiamas 7 procentas ir uždirbame apie 19 eurų. Tai čia yra vienos pajamos, bet jei jūs dar parduodate pats asmeniškai produktų daugiau, jau uždirbate iš karto 30 procentų nuo kiekvieno parduoto produkto. Tai kaip ir yra jau 2 uždarbiai. Netgi jei verslo nekuri. Tiesiog kompanijoje yra tokios galimybės. Gali kurti vartotojų tinklą, gali pats kurti apyvartą. Ir tokių jau yra žmonių, kurie nenori jie verslo kurti, bet tiesiog jie pasidaro tokio dydžio užsakymus, kad gauna 2 atlyginimus. Vieną atlyginimą nuo marketingo plano, kitą atlyginimą nuo produkto. Aišku, pajamos nėra didelės, kaip ir sakiau, norint turėti rezultatą, reikia padaryti dar didesnį įdirbį. Ir vienu ir kitu atveju vis tiek uždirbsi. Manau, tai tiesiog puiku. Papildomi pinigai dar niekam nepamaišė. Ir čia tik pavyzdys asmeninio 7 procento. Pajamos didėja, apyvarta didėja ir tai taškų kiekis didėja. O jei jūs sukūrėte gausią aktyvią komandą, komandos nariai taip pat dirba. O ir jūsų atvestų komandos narių ir jūsų bendra taškų suma siekia 25 000 taškų. Tai taip skaičiuojasi 22 procento uždarbis. 25 000 taškų dauginasi iš 22 procento, dauginasi iš 0,25 euro centų ir lygų uždarbis 1375 eurai. Suma gali skirtis, jei komandos išsidėstymas kitoks. Apie tai vėlgi, kada žmogus prisijungia, nusprendžia dirbti, apie komandos išdėstymą, tarėmės, konsultuojam, nepaliekam vienų, jeigu tik tai, aišku, patys bendraujate. Kad užsiregistravę turite ir taip pat dar turite užsiregistravę nuo produkto 30 procentų iki 50, nes kartais dar ir 20 procentų duoda. Ir jei parduodate, tai uždirbate dar papildomai. Aišku, čia galėčiau pasakoti, bet esmė ta, kad pagrindą jūs turėtumėt suprasti tik iš šitų kelių skaidrių, kad pagal marketingo planą pajamos jūsų didėja. Priklauso nuo to, kiek jūs padarot įdirbio. Pirmą lentelę užbaigiant 22 procentų ir išlaikę 3 mėnesius iš eilės, galime pretenduoti keliauti su kompanija į kelionę. Šiltuose kraštuose su viskas įskaičiuota. Ir šiame procente jau galime pretenduoti į automobilio paskolos, lizingo ar kredito apmokėjimą iš kompanijos pinigų. Apie tai neišsiplėsiu, yra kitos prezentacijos, galėsit pasižiūrėti. Dar paminėsiu, kad pakeliui į 22 galima pretenduoti į ekstra komisinius, kurie prasideda nuo 16 procento, po to 19 procentas ir 22. Pasiekus šiuos lygius, kiekvieną lygį išlaikius 3 mėnesius iš eilės, iš kompanijos gaunami ekstra komisiniai, kitaip vadinamos premijos. Tuo pačiu iš kolegų gauname įvertinimą, apdovanojimą, kelionę, ant scenos, daugybę sveikinimų ir aplodismentų. Premijas galite matyti lentelėje. O antroje marketingo lentelėje pasiekus Gold Managerio laiptelį, jūs jau galite pretenduoti į būsto paskolos apmokėjimą. Ir jei, tarkime, jūs mokate paskolą, tai kai pasiekėte Gold Managerio laiptelį, tai tiek, kiek mokate paskolos už butą ar namą, jums kompanija tiek perves į jūsų sąskaitą, atitinkamą sumą, kad jūs susimokėtumėte už savo paskolą. Kaip matote, trečioje marketingo plano lentelėje didžiuliai pinigai, kuriuos net nebejoju ir Lietuvoje su laiku uždirbs.
Kaip viskas vyksta? Rekomenduoti, kviesti, mokyti, padėti. Tai taip ir yra kūrimas verslas su Livion. Tai taip ir yra statoma komanda ir tikrai rezultatas ne per naktį atsiranda. Tam reikalinga daug mūsų pačių asmeninių pastangų, bet tai ir yra tikrai verta. Pirma, darbas su savimi, mokymai, Zoom ir apie tai yra daug mokymų. Belieka tik pasiimti tai, kas yra sukurta ir panaudoti praktiškai. Ir dar galime pasidžiaugti, kad turime puikių lyderių palaikymą, iš kurių galime mokytis siekti savo tikslų. Ir čia tik maža dalis, ką galime pasiekti šioje kompanijoje. Visiems labai malonus įvertinimas, sveikinimai ir aišku uždarbis, premijos, kelionės, seminarai, piknikai. Tik panorėk. Kviečiu tave prisijungti prie komandos, kur kiekvieną dieną verda gyvenimas. Čia tu rasi ne tik papildomą uždarbį, bet ir verslo partnerius, kurie taps tavo draugais. Tu visada būsi apsuptas žmonių, kurie yra motyvuoti ir visada neleis tau sustoti, visada stengsis tau padėti, kad kartu augtum ir pasiektum didesnius rezultatus. Taigi ir tavo pirmoji užduotis – priimk sprendimą jau dabar ir būtinai parašyk žmogui, kuris tau parodė, atsiuntė šią prezentaciją. Jis tau papasakos, nuo ko pradėti.